2012 paskelbti tarptautiniais kooperatyvų metais. Lietuvoje bene geriausias kooperacijos pavyzdys kredito unijos. Prieš maždaug 15 metų pradėjusios veikti kaip maži savų žmonių bankeliai, šiandien jos yra patikimas partneris kredito unijų nariams. Mes labai džiaugiamės, kad pagaliau radom galimybę, kaip centrinė kredito unija, vienijanti daugumą šalies kredito unijų, pasiūlyti mūsų nariams, ūkininkams, žemdirbiams naują paslaugą. Tai yra paskolas kartu su kredito unijomis finansuoti žemės ūkiui. Tai atsiradusi nauja galimybė finansuoti ir vidutinio dydžio, ir stambesnius žemės ūkio projektus. Visos kredito unijų paslaugos ir visa veikla yra pagrįsta kooperacija. Tai šita nauja paslauga turbūt irgi yra tam tikra kooperacijos išraiška tarp visų unijų, ar ne? Taip, šiuo žingsniu mes tikrai demonstruojame, kad tiek pirmo lygio organizacijos, tai yra kredito unijos, tiek antro lygio organizacijos, kaip centrinė kredito unija, kartu veikdami išvien galime pasiūlyti mūsų nariui labai gerą paslaugą. Ir kitas momentas yra tiesiog neleidžiame arba suteikime galimybę kredito unijų nariams likti unijoje, gauti ten paslaugas, o nesidaryti į bankus, kada ūkininkų ar žemdirbių poreikiai išauga. Parodoje, ką pasėsi kredito unijų veikla, buvo domimasi nemažiau nei naujausiomis žemės ūkio technologijomis. Jo labiau, kad unijos tampa rimtų finansinių partnerių ūkininkams įgyvendinant didelius investicinius projektus. Raseinių rajono ūkininkas Vincentas Macijauskas jau ne 1 milijoną litų investavo į savo ūkį su kredito unijos, kurią įsteigė kartu su kitais rajono ūkininkais pagalba. Savų pinigų ne visą laiką yra, turbūt tenka kreiptis pagalbos į kredito įstaigas. Be kredito įstaigų niekur neišsiversi, norėdamas didesnį daiktą nupirkti ar didesnį investiciją kitą padaryti, nes tiek neuždirbi, kad galėtum iškart iš tavo viską padaryti. O tai su kokiam kredito įstaigom draugaujat? Pati pradžia buvo, kai Sapardui, tai buvo su komerciniu banku, dabar jau eina su kredito unija viskas, nes tada kredito unijos negalėjo didesnės paskolos išduoti, nes buvo jų turtas nedidelis, tai reikėjo kreiptis į bankus, o dabar jau unija išaugusi, užtenka unijos paslaugų. Tai jūsų Raseinių kredito unija turbūt yra daugiau ūkininkų unija, ar ne? Galima tai pavadinti? Jo, nes ūkininkai ir pradininkai, steigėjai buvo ūkininkai, ir aš pats steigėjas, vienas iš jų buvo, ir didžioji, aišku, varomoji jėga ūkininkai. Pirmiesiems projektams, įgyvendintiems dar pagal SAPART programą, užteko mažesnių paskolų, tačiau dabar tenka imti ir milijoninės. Jeigu kredito unija uždirbo, visas turtas uždirbtas pasilieka Raseiniuose, niekur neiškeliavo, jau komercinis bankas, ką uždirbo, išvažiuoja į Norvegiją, Švediją, Vokietiją, Daniją, išvažiuoja uždirbti pinigai, o čia tai būti nacionalistai. Tai finansinė prasme teisingas požiūris, aišku. Bet tai ne visos kredito unijos gali išduoti didesnės paskolas, o aš kaip matau jūsų ūkyje, tai tikrai ne 1 milijonas investuotas. Tokių galimybių neieškat kitur, ar jau kredito unija jūsų gali jums suteikti ir šitą galimybę? Mūsų kredito unija gali išduoti virš 2 milijonų palei savo turtą, o jeigu su paskolų garantijų fondu, tai gerokai per 3 milijonus litų. Tai čia kiekvienam stambesniam ūkininkui praktiškai tokios sumos užtenka. Vincentas Macijauskas jau visiškai pasirengęs naujam žemdirbystės sezonui. Technika kieme tik ir laukia, kada važiuosi laukus. Barstytuvas paruoštas, jau kaip sakiau, ištrešęs. Čia purkštuvas irgi laukia savo eilės, kai tik tais pradžiūs važiuos su skistom trašom ir su herbicidais biški vėliau. Sėjamoji irgi viskas paruošta, laukia savo eilės. Skutikas važiuos, nes yra palei tą programą 50 hektarų ražieną paliktų. O paskui yra germinatorius, kur skutikas tik nuskustas ražienas, o germinatorius važiuos į arimus. Ūkininkai yra suinteresuoti, kuo toliau, tuo labiau suinteresuoti, todėl kad praėjus visiems šiem įvykiams su bankais, iš tikrųjų kredito unijos taiko lankstesnės sąlygas kredituoti ūkininkus ir atsižvelgia į ūkininkus įvairias situacijas,
ko nedaro, sakykime, kitos finansinės institucijos. Tai kredito unijos šitoje vietoje dirba lankščiau ir kas susiduria su kredito unijom, iš tikrųjų tie ūkininkai, kurie pradeda kredituotis kredito unijoje, jie paprastai jau ir lieka kredito unijos lojalūs nariai. Kokią dalį tarp kredito unijos narių sudaro žemdirbiai? Tai žemdirbiai sudaro gana didelę dalį kredito unijų narių. Būtent kredito unijos Lietuvoje ir pradėjo steigtis nuo ūkininkų. Ūkininkai rodė didžiausią iniciatyvą, todėl žemdirbiškose vietovėse, rajonuose būtent žemdirbių kredito unijos ir yra populiariausios. Tai rodo ir būtent kiek tų paskolų yra išduodama ūkininkams. Trečdalį visų paskolų sudaro būtent ūkininkams išduotos paskolos. Ir tikrai yra didelė dalis, šiai dienai beveik 300 milijonų litų paskolų yra išduota būtent ūkininkam. Kredito unija, galima sakyti, yra ta vieta, kurioje vieni ūkininkai padeda kitiems? Taip, būtent taip pasakėt, nes ateina metas, kai pas ūkininkus pačius lieka laisvų lėšų, ar ne, jie irgi žiūri, ką su jais daryti, kaip geriau darbinti, tada neša indėlius į kredito unijas, kur irgi unijos pasiūlo labai patrauklės palūkanas, o kitiem ūkininkam, kuriem tuo metu reikia tų paskolų, būtent jie kreipiasi ir finansuojasi savo žemės ūkio. Ūkininkų verslas specifinis. Pavyzdžiui, augalininkystės ūkių šeimininkai pajamų gauna tik kartą per metus, rudenį pardavę derlių, o apivartinėms lėšams sėjai kitiems kasdieniams reikalams, ypač sezono pradžioje, dažnai tenka skolintis. Tačiau vis daugiau į kredito unijas kreipiamas įgyvendinant ir didelius investicinius projektus.